Yra du pagrindiniai mitai, kuriuos žmonės prieš pradėdami investuoti labai aktyviai valdo savo galvose. Tai pirmas mitas, tai kad investuoti galima tik tai turtingiesiems, ir antras, kad reikia būti profesionalu. Tai išsklaidant pirmą mitą, galiu pasakyti, kad investuoti jiems tikrai nereikia turėti milžiniškų sumų, tą galima pradėti ir nuo pakankamai mažų, komfortiškų savo sumų, tam, kad įgauti patirties. Tarkime, 10 eurų, 100 eurų ir panašiai, tai yra tos sumos, nuo kurių jau galima pradėti investuoti. Turbūt, kai paklausi žmogaus, kodėl jisai nesiryžta pradėti investuoti, tai pirmas dalykas yra baimė. Prarasti savo pinigus ir nežinomybė, nesupratimas. Galima pasakyti tiek, kad niekas negimė mokėdamas investuoti ir visada kiekvienas turėjo atlikti pirmą žingsnį, ir dėl to aš paskatinčiau tą žingsnį atlikti kuo anksčiau ir kuo greičiau pradėti kaupti patirtį. Ir tą galima pradėti daryti mažomis sumomis, kurios būtų netokios reikšmingos, tarkime, išimant jas iš kasdienio vartojimo ir panašiai. Ir tokiu būdu mokytis įgyti patirties, investuoti, o po to pereiti jau ir prie rimtesnių sumų ir prie galbūt aktyvesnio investavimo strategijos. Turbūt yra du pagrindiniai ETF fondų arba biržoje prekiavimų fondų skirtumai nuo tradicinių fondų. Pirmas iš skirtumų yra tas, kad jais galima prekiauti realiu laiku. Tai reiškia, kad ETF fondų prekyba vyksta nuolatos biržos prekybos valandomis, analogiškai kaip ir akcijų prekyba, ir kiekvieną minutę ar netgi sekundę investuotojas gali žinoti, kiek vertas jo ETF-as, kokia jo dabartinė kaina ir ką jis galėtų gauti pardavęs arba kiek reikėtų sumokėti nupirkus. Tuo tarpu tradiciniai fondai, jais dažniausiai prekiaujama yra tik tai vieną kartą per dieną arba netgi dar rečiau. Iš anksto kaina nėra žinoma, dėl to realaus prekybos pajautimo tradiciniuose fonduose nėra. Ir antras pagrindinis skirtumas, kad tradiciniai fondai paprastai turi šiek tiek didesnius valdymo mokesčius palyginus su ETF fondais. Pradžiai reiktų turbūt šiek tiek pasiskaityti ir suprasti, kas iš viso yra ETF-as, kas yra investicija, bet bendri yra du principai. Vienas iš principų tai yra pasirinkti kuo platesnį ETF-ą, kaip mes sakome. Ką tai reiškia? Kad jis savyje apimtų kuo didesnį skaičių akcijų. Tarkime, 3-5 tūkstančiai akcijų, tai yra beveik visas pasaulis. Reiškia, investuojant į vieną ETF, iš karto investuojama į kelis tūkstančius akcijų vienu metu ir tokiu būdu yra gaunama rinkos grąža. Ir kitas dalykas, reikia pasirinkti ETF-ą, kurio mokesčiai yra patys mažiausi. Tai tiesiog tą galima atlikti internete, prisijungus prie tam tikrų specializuotų puslapių ir palyginus vienus ETF-us su kitais. Ir kuo mažesnis valdymo mokestis, kai ETF-as investuoja į tą pačią rinką, tuo tai reiškia potencialiai geresnę grąžą ateityje. Niekas negimė mokėdamas investuoti ir ta patirtis yra įgyjama investavimo būdu. Galima iš pradžių pradėti investuoti virtualiuose sąskaitose su virtualiais pinigais ir pastebėti situaciją. Po to galima pereiti prie nedidelių jau tikrų sumų ir irgi taip pat mokytis pirkti, parduoti, investuoti, pasižiūrėti, kaip veikia sistema, kaip veikia patys sandoriai, kaip atrodo ataskaitos, ką aš tų ataskaitų galiu matyti. Taip pat galima pasižiūrėti, kaip naujienų srautas informacijos gali veikti mano investiciją. Po to, žinoma, galima investavimas daryti sudėtingesnį, pavyzdžiui, pradėti investuoti reguliariai, kas mėnesį skiriant tam tikras sumas. Na ir žinoma, pats toksai jau labiausiai brandus etapas, tai jau pradėti investuoti tikrai reikšmingesnėmis sumomis ir tada investuoti jau aktyviai, tarkim, ne vien tik ETF fondus, o tada jau einant jau į akcijas. Tačiau bendrai paėmus, kiekvienas pradedantysis gali pradėti nuo mažų sumų. Tas mažas sumas galima investuoti, tarkime, Artėja banko ETF Smart Select sistemoje.